Gyvename politinių piridregų laikais. Pateko į valdžiažmogiai. Tai visada tai buvo. Kuriems galvoja tik tai, prilovę. Bet tu įsivaizduok dabar save, tu patenki ten į Seimą. Ir ten vaikštai kalidariais ir sutinki, Širinskienę. A tu visą laiką norėjai su jo turėti? Bet ten jau visai kitam amplua, jau kaip lygus su lygiu. Tu negali, kaip būdavo anksčiau, su Širinskienė diskotekai prasilinki. Pašokdini, ar tavo atveju tai bijai, diskoteka baigėsi, leidžia paskutinį lietą, net vis tiek bijai. Visos bobo šokai, ne vienas stovi, nieks nekvi. Nieks nekvi. Ir aš vienas. Ir tu vienas. Nes dromus. Drau. Čia taigi Seimas, čia daugiau galimybių. Aš prieidžiu, ponia, neturiu projektą. Jinai sako, kas jūs čia įleido? A tada tu pažymėjimas Seimo nario. Armonaitė davė. Savo. Nes tu irgi įsijungtas. Viskas, nebeturi. Nes negalvoju, kad Armonaitė davė dar vienam šuravimui. Kažkam įeiti. Tu tik aš kolega. Tada kokios jūsų politinės partijos? Paždros, sako Širinskienė. Įvairios. Tu sakai įvairios, bet daugiau linkstu prie jūsų pasaulėžiūrų. Ir jis sako, kokios pasaulėžiūros, kai hui žino, kokia mano pasaulėžiūra. Aš buvau pas Karbauskį, po to pas tą, fašistojantį didelį. Mano lygiai. Aš irgi hui žinai, ką. Man viskas tinka. Tada gudriai primerkia akis. Ir pas Skvernelį tinka, nes galvoju, kad tu dar nežinai, kad Skvernelis būdamas, toks pat kaip jinai priėmė ją pas save. Bet tu tą žinojai, sakai, Skvernelio ypatingai patinka. Tada jis sako, tau klausimas, kokios yra Skvernelio pažiūros, nes nieks hui ten nežino. Aš sakau, čia ką, tardymas? Čia tardymas, atsiprašau. Ir vėl į Seimo nario, tu liek žavę. Ir tada pavadino į valgyklą ten su padėklais, kur stovėjo, kur baba įdeda košę, su šaukštu, padaro. Buroko dėt, aišku. Ir kainuoja €1,17. Ir havalinam dėsi. Ne. Atsisėdot Širinskienę prie stalo, iš padėklo valgot, kaip kalėjimo debilai. Kisėlis. Ir prie jūsų pasipėjino Kipenis, kuris jau neišrinktas į Seimą. Bet turi leidimą, nes dirba pas kokį nors savo buvusį padėjėją, kuris dabar... Pas Valkiūną kokį nors padėjėją. Ir sako, galiu prie jūsų prisijęs. Ir tu sakai, Dainiau, vis ne. Noriu būti mandagus. Tavo pirmas dienas. Man reikia susiras draugų. Sakai, Dainiau, sės prie mūsų. Ir jis prisėda irgi su padėklu ir tam pasikliockai, be mėsos. Ir tu sakai, tai ką, būsim vegetaras, ponas Dainius, sveikoli. Jis sako, ne, man tiesiog kažkaip mėsą valgau, tai labai kakoju smirdančiai. Ir kliockus, tai nelabai. Tai tu sakai tada... Aš sakau, parodyk, kaip smirdančiai. Oi. Ne. Jis tau prie damas negražu. Kaip šarados rodo, užduosiu susijimą. Adamas... Apsidavė Širinskienė. Viską, ką valgė per tą dieną, kai jinai daug valgė, jinai kaip banginis, košė per įbalniką visokius. Niekalus. Kaip skrūsdėda, turbūt Širinskienė įsivaizduoja, ateina į mišką, ten skrūsdalinas, kur tos darbštolės mūsų mažieji pagalbininkai neša baltymus. Jie niekada nemėga. Tai jinai su savo įbalniku, į tą visą jų. Ližuvis aplimpa skrūsdalinas. Ližuvis, įbalnikas visas, akis, visą. Ir apsilaižo kaip karvė ir nulaižo. Ateina skrūsdėdu valgyti. Ten jau Širinskienė būta. Negyvenos skrūsdėlės. Lietuvoje nėra skrūsdėdu, čiūjų. Ne? Yra. Yra? Ne, zoologijos sode gal. Tai Lietuvoje ir tarantulų nėra, bet Palangoje ten, kur tas terariumas kažkoks yra. Galimai. Tu su tuo tarantulų prie stiklo pažiūrėti, kaip ten paerzinti. Tarantulas piktas yra. Iš vis aš dabar, pirmas mano darbas būtų koks metai, aš inicijuočiau įvairius pakeitimus įstatymų. Ir pradžia būtų, pirmoji mano sesija būtų viskas susijęs su gyvūnų apsauga. Nes aš skaitau, kad jos yra per daug. O kad gyvūnai, tie ypač kur nelaisvė laikomi, ten Kauno zoologijos sodas, terariumas, kad jiem ten labai nuobodu yra. Reikia daugiau pramogų padaryti. Pramogų banką. Ir kad ir žiūrovam būtų pramoga, ir gyvūnam pramoga, tai ten padaryčiau, kaip klausiau neseniai, kur ten
tokie, kur mokslininkai, kai tyrinėja, pavyzdžiui, ten priklausomybės visokias. Taigi irgi daro su pelėm, mūsų mylimum pelytėm daro eksperimentus. Tai pasirodo pelytis arba žiurkės, didžiosios jų seserys. Jos yra labai priklausomos nuo kokaino. Ir ten kai kuriuose eksperimentuose, kur jom duoda kokainą, tai sakė, jos taip jį valgo, kad iki kol numiršta. Ten neturi stabdžių. Ne kaip žmogus, kur apsitorčina, apsivilinę, apsivilinę ir pamiega. Net Scarface'as kažkaip nusišaukia. Ne, pelėm tik tai duok. Ir padarė tokį eksperimentą. Ten jom tokį į tą kokaino dozatorių padarė su pedaliuku. Ir žiūrkės gyvena, ten kažką dar, ratuką tą turi, kur suktis, tokį ratuką, ten dar kažką. Ir po to atranda tą pedaliuką, kad paspaudė ir kokainą išbiri. Ir po to visas atranda. Ir ten prieina, paspaudžia, pavalgo. Praeina ir tik vaikšto. Tada paėmė jom išjungė kokainą. Jos dar kurį laiką tą pedaliuką spaudinėja, bet po to pamato, kad pedaliukas nieko nebeveikia. Jos vėl pamiršta, vėl eina į karuselį, vėl daro ten po labirintą bėgioja, žiūrkių lenktynės daro per šitą šviesos diodų lempų triubelės, padaro, kad žmonės matytų. Ir po to jom padaro stresą, kažkokią nelaimę. Ten, nežinau, grybą parodo, nežinau, kažkokį padaro. Atominį grybą parodo. Jo, pavyzdžiui, padaro jom kad labai negerai. Tai žinai, ką jis daro? Vėl eina tą pedaliuką paspausti. Kad kompensuot tą. Tai va taip, pamatė, kad ir žmogui ta priklausomybė būna, kad čia kaip atsvarai kažkokia bėdas. Tai va, prie ko lengviau papasakau šitą. Kad zoologijos sode irgi su tais gyvūnais padaryti tokių eksperimentų. Pavyzdžiui, visas tas kokainas, kurį atima, taigi išmeta tie muitiniai. Aš nemanau, kad jį išmeta. Kokia Lietuvos ten ta antidrogų. Tai Lietuvos DA kaip tik ir neišmetama. Tai va, bet jeigu jį, pavyzdžiui, duotų zoologijos sodui, kad linksminti gyvūnus ir to pačiu vaikus, kurie atėjo pažiūrėti. Lietuvos DA, ten turint omeny, kiek valstybinės sienos apsaugos tarnybai vatos dirba, tai ta kokainčikas sėkmingai paprekiauja prieš bet jį galėtų katinti, pakatinti su kažkokiais kitais milteliais, išmest, bet dalį vis tiek zoologijos sodai. Galėtų. Ir tu įsivaizduok, ten kur nors eini, ten šitas smauglys guli, smauglį padarai tokį takelį, ilgą, jisai ilgas pats. Ir jis į tada sosto tą takelį. Kai pradeda ostyti ramus, o kai baigiausi ir pradeda daryti gitavęs. Visokius čiūdus. Taigi žiūrovo, kiek būtų, kiek bilietų būtų. Pradėtų, kaip paskarydė, ten vartytis. Žmonės ten rėkautų, jis ten... Vaikai sakytų, ko jis toks aktyvus? Jis po to raides daro iš savo... 8. SOS padaro, SMS ir PMS irgi padaro raides. Jeigu žinai, jie išsilanksta kaip tik tai nori. Paskui, kai praeina, tai nurimsta. Eina pamiegot, nes... Bet duodi po to kitam, taip pačiam skrusdėdai. Įsivaizduok su tokiu įbalui. O Jėzus, kiek jisai... Žinai, kiek jisai... Kokį pyhalą padarytų. Čia nejuokinga. Tokį taką didelį. Su to savo... Bet kaip būtų įdomu. Jėzus Marija. Ten pasi visai kiti čakrai atsidarytų. Jeigu dar kalbėt galėtų. Tai, kaip, pavyzdžiui, kokaino, kur jau visai jau nosis yra erodavusi, dikėjinusi, nieko iš nosis neliko, kaip pas Michael'o Jacksono, tik tokie kaukolės skilutės, ir tokie rėsta huiniuška. Ir ten išpūvė viskas. Tai ant zalupos pabėrė. Rimtai, sakau. Po to, kai iš zalupos nieko nelieka. Dar, išangė. Kai to baigia galioti. Retai kas tiek dagyvena. Ar tada jaunosis susitvarko? Atauga kaip paskrivėti. Kaip aštunkoja šiupalti susitauga. Ir ant zalupos, tai ten per gleivinę suveikia ir labai sako, kad kitakas geras būna. Kai mergaitės nori pamalonyti, tai tada joms į užpakalį privaro ir joms neskauda, nes anestetikas ir malonumas. Čia baisus. Čia baisus dalykas. Bet o dabar šiandien vakar per žinias kaip tik kalbėjau, kad kažkaip Trumpas planuoja susitikti su... Melanija? Ne, susitikti, nesusipykti. Su šito, su kitaicu vadu. Xi Jinpingu. Ir per žinias sakė, tarp
tarp kitų klausimų noriu aptarti ir šitą. Pamiršau. Nu tą, kur kiniečiai narkotiką gamino. Feniltanilio. Fenilpenicilino. Fentanilio ir TikToko klausimų. Tiesiog susitinka du dėdai. Vietoj to, kad pašnekėtų apie kažką valstybės reikalą. Tai ką kalba? Fentanilio ir TikToko. Abudu užsimeta fentanilio ir žiūri TikToko. Skrolina, du dėdai. Tai jokiesi, TikTokas, taigi čia, blėt, per TikToką tiek daug durnių ir išbujoja. Čia baisau 100 Facebook'ų kartu paėmus. Aš pažiūrėjau vieną kartą lietuvišką TikToką, biškį ten kažko, blėt, įmetė. Kažkas sudirgino ir nuėjau žiūrėti. Mesgi nenaudojam, mes tik įdedam savo tas trumpus, blėt, vieną po kito, ir ten negali išjungti, ten eina sekant. Blėt, gal turi įsivaizduoti, kiek Lietuvoje idiotų, kiek, blėt, durnių, kiek tokių wannabe komikų, kur, blėt, vienas toks mačiau, kur labai daug man išmetė. Per vieną tą sesiją, 3 ar 5 minučių žiūrėjimo, man išmetė kokius 3 kartus, toks bibelis ir jo boba. Ir abu kalba, kaip jaunieji komikai iš to kirčiavimo, kaip pirmas sakinys, kaip Latvijos kalboje. Ir vaidyba, blėt, dar baisesnė negu tie, kur ten, blėt, mūsų draugai jaunėjai, kur mumumi labai mėgsta, blėt, tai ten dar blogiau. Aš tau sakiau, kad ten tipo jie ateina į kažkokį restoraną ir jisai gėdą daro. Nes jinai tokia tipo, jinai pabarą, a jisai tipo durnius. Ir jisai tipo ateina į restoraną, kiek čia sumokėsiu, įsitraukė ten centai. Nu, tipo durnius, kad centai. Ir jinai sako, sakiau, pats lieptos. Nu, šitai. Tu, blėt, kažkokių rodai, blėt. Tu nežiūrėk tokių. Nu, na. Nes po to toks pasidarys. Nu, tai aš jau seniai toks. Bet jeigu tau reiktų rinktis, grįžta Trumpas iš susitikimo ir tau sakė. Dėl Fentanilio sudarėjau, bet TikTokas dėja toliau. TikTokas. Kažką vieną reikia palikti. Tai ką paliktum? Kas didesnė blogybė? TikTokas. TikTokas, ne? Tu nematėjai, kas darosi. Filadelfijai, ten siaubingai. Ten, kur mėga... Ištisa gatvė yra, kur... Fentanilšikų. Jo, ir ten tokie užsitorčiniai, ten ate. O fentanilis jis kas, ten kristalmėt? Ne, jis kažkas toks. Opiatinis yra. Ten, kad aš žinočiau. Kažkas turbūt kaip kristal, nežinau. Manau, kad taip, bet tik tai visiškai... cheminis dalykas ir... Tai dabar grina augalinės kilmės jau kaip ir nebūna. Kaip ten mergaitė, kur Pastapino laidoj buvo, kur Rūno žmona, Rūno aktorius, kaip jo pavardė. Malinska? Ne, kito. Nu, jinai toksikologė. Tai jinai sakė, ten baisų skaičiai, kažkur per savaitę, kas savaitę naują atranda kažkokį cheminę formulę, naują narkotikų. Nu, juodoj rinkoje, pasaulyje. O ką ateina, tai kažkokį naują formulę, hui supras. Tu nežinai, jisai stimuliatorių, jisai tranquiliantų pripysęs, jisai komui, ką su juo daryti. Jį gaivinti ar jį, blėt, slopinti, nieks nežino. Sakalausko Rūna, jinai yra žmona ar draugė. Tokia mergaitė buvo, malonė tokia. Tai čia turėtų, atsakomybė būtų tų, kurie vartoja, kad jie kažkaip prieš vartodami kažkur užsirašytų, ką vartoja. O jeigu vartojimo kultūros nėra? Tai kaip jinai bus, jeigu... Pavyzdžiui, kaip kare, vartojimo kultūra morfino, labai pasiekus aukštą lygį. Kaip vyno kultūra, tai morfiną tau duodu, M-raidę nupaišus su zelion karjodom, kaktos, kad antrą negautų. A fentanilšikas, kas tu sferai. Tai tada galvos atėjęs žmogus, kad čia fokuso yra rankinėlė. Arba kad fakeris. Arba fakeris. Tu man faką rodai, birk, blėt. Jo, gali būti problemų. Tai jie turbūt su Jinpingu TikToką žiūrės savo rodys top 10 filmukų. Tas savo šaly parodys, kas sėkingiausia, tas savo. Tai pas Jinpingą pirmoje vietoje bus panda, kuri moka amerikoniškai kalbėti. Antroje vietoje, kur vaikai su spalvotom kortelėm kilnoja stadionė ir labai gražus dar paveikslus. Pas Clintoną, pas Trumpą bus pirmoje vietoje... Moteris gyvatė. Moteris gyvatė su Melanijos veidu. Su AI padaryti. Su AI. Antroje vietoje pas Trumpą bus Bačiulis ir Ramanauskas kanalas. Labai mėgo žiūrėti. Nes audros gerai apie atsiliepė, ko nepasakysi apie tą išgamą liftystą į baną. Libiras Ramanauską.
Na jo. Jo. Jeigu tave pakviestų... Šindžinkpingas? Ne, Trumpas į savo inauguraciją. No. Tai žinai, kad Gražulį pakvietė? Ne. Tai žinai, kodėl Gražulį pakvietė? Ne. Dėl to, kad ten yra pasirodo, aš pirmąjį, kai sužinojau, kad Gražulį pakvietė iš Europos parlamento, tik tai ten keletą žmonių tik tai, ir tame tarpe Gražulį, nes jis, čia didelė garbė pas Trumpą. Tai pasirodo, jeigu tu esi kažkada ten išsipirkai už pinigus būti Trumpo kokių tai atstovų rinkiminių kokioj nors šaly, ten ar Andoroje, ar Lietuvoje, tai tu automatiškai pateksi, bet tu turi babos sumokėti. Tai jis gavosi, kad gavo tą pakvietimą dėl to, kad susimokėjo. Ir nusipirko bilietą. Nu, kitaip sakant, aš irgi, jeigu norėčiau eiti į koncertą, tai turėčiau nusipirkti bilietą, nemokamai neįleisti. Gražulio tą žuvės pardavėją, kurį pagimdė Obliūdičką, kur pas cibulius auksinius pas Valinską, kur ten scenai didžiausias lėdas dildo, blėt. Nemačiau. Ir ta mergaitė stovi scenai, blėt, viso to. Labai gražiai. Tai ta jos mama, tai aš turiu jos telefoną, nori paskambinsim dabar? Ne, nebūtinai. A Gražulį nori paskambinsim? Ne. Aha, tai kur mes buvom? Tai ta jau madam, kur žuvį pardavinėjo. Nu, ką jie irgi pakvietė? Tai jie irgi pakvietė. Ai, kaip antrą pusę. Kaip antrą pusę. Į bobą vakarėlį, tam su skribelaitė. Gražulis su Trumpu žiūrės TikToką, su Kitaicų šito diktatorium. Tol Milanija su tą žuvų pardavėja. Kitom buvo. Eis į muziejų ir pas našlaičius Vašingtoną. Labdarą dalins. Žinai, kokią labdarą vaikam duos tą žuvės pardavėją? Rūkytą vobų. Tai. Nu, kad daugiau nieko nemoka. Čia pagal protokolą. Na. Jo, ten labai sudėtingi reikalai. Nu, bet gerai, kad šitą, taip, nepraignoravo, kad pakvietė. Labai gerai, labai gerai. Nu, mūsų atstovą. Labai gerai, labai gerai. Turės ką papasakot grįžęs. A Gražulis, žinai, kaip atvažiuos pas Trumpą, su tais spirukliojančiais batais, tokiais, kuris šokinėjo. Ai, kur kas nešokinės, tu šiandien. Sakyk, šokinės, kad tu čia šokinėjai. Sakyk, aš noriu parodyti, kad aš prieš pidaras. Nesakys, kas tas pragunčikas. Nes jis šokinės tarp už visų kitų. A jau vakare prie kokteilių renginį? Tada Trumpas jau toks biškiai kaušęs, sakys Gražulį, a tu, kai tą žuvės pardavėją atratį, tai su šitais batais sakinėjai. Aš sakys, tai žinoma, kad nepagalvotų, kad aš pidarasas. Jis jau sėdės nusiminės, bet tu sakys, Boba, man labai patinka tie batai ir tada Melanija. Trump. Ne, tai. Ir sakys, jeigu tu būtum, tai tavo ausės nebūtų kliūdė. Jeigu kalbėdamas šokinėtų, labai padeda. Žinai, mažiau šansų būtų. Nes snaiperis sėdi ir nežino, ką daryti, nemoka. Snaiperiai neapmokyti. Šokinėjančius taikinius. Šokinėjančius, Tai aišku, labai sunku. Medžiotojai irgi šitą į kengūras niekada nepataiko. Nes tai neįmanoma. Nu, jeigu praėjęs apmokymus snaiperis... Tu negali numatyti jos, trajektoriją. Jeigu, pavyzdžiui, paukštis skrenda arba lėkštę meti ir šaudai, tai tu žinai, kad jinai taip skris ir tu tada biškai į priekį ir... Na, tai tu durnas, kengūras... Papskaičiuoji ir lėkštė užskrenda. Na, tai kengūra. O kengūra, tai taip, bet tu galvoji, tu va taip matai, kad jinai čia šuliuoja, aš sulėtinti rodau. Na, tai. Tu tada čia šauni, nes tikėtina, kad jinai čia šoks. O jinai aukščiau šoka ir tu nepataikai. Nėra tokio atveju, kad kengūra šokinėtų 20 šuolių vienodo aukščio, o 21 didesnio aukščio. Visada skirtingai. Čia tos jau yra išnykusi veislė ir jinai buvo tik tai Naujoje Zelandijoje, kaip invazinė rūšys. Čia kaip jūrai bangos nėra vienodas, taip ir kengūra niekada neturi vienodo šuolio. Tavo net eisena vis tiek nėra vienoda. Mano telefonas rodo mano ėjimo šitą. Jeigu kad aš krypstu vieną arba į kitą pusę. Rimtai? iPhone'as. Rimtai? Taip, ten yra tokio. Čia kad tu kaip pasiklydai? Ne, bendrai jis parodo, kad tu turi, pavyzdžiui, paklaidą ėjimo į vieną ar kitą pusę. Tai čia tam, kad tu pasiklydai, nes žmogus, kai pasiklysta, jo eina ratu. Tai čia labai protingai yra. Taip, bet pas kitus žmonės aš žiūrėjau, tai pas jos tiesiai eina, pas mane tik tai kreivai. Kažkas negerai. Tai gal tu kalibravai iPhone'ą? Gal prieš tai turėtų iš parduotuvės pirkai ar žmogaus, kuris prieš tai nukalibravo? Ne taip, ne taip. Voktas. Atimtas. Tai vagys reiškia. Atėmiau. Nu tai.
Atėmiau iš... Vaikučio kokią. Ne, iš tų, kam nepriklauso. Iš pabėgėlių. O kodėl sieną perėjo? Aš kažkur mačiau antraštę, skaityt bijojau. Bet antraštė buvo, kad kalėjime, kur sėdi nenaudėliai, tai jam telefonus, žinai, kame atneša. Šiknoj. Tai jeigu tu tokį telefoną šiknai... Tai gal ne tokius jam atneša. Bet tai jį tokį įkiša nuo šiluvos, įsiskečia kaip kankorė. Ne, tai gal mažiukus ten tokius pailgus. Tokių nebūna? Specialiai gamina. Kaip kažkos formos. Ko tik tai nėra pasaulyje. Kinijai gamina. Ne. Žopofonai vadinasi. Žopofonai. Alibaboje gali nusipirkti. Po to, kai visi jau eina miegot 5 ryto per inauguracijos, Trumpas viską taurė pasakojo, kaip jis milijardierius koksai, kaip kad Maskas koks gaidys yra, kol Masko nėra, Maskas ten šušalina, kažkokius bobos pysa tualetą su kokainu. Gražulis sėdi 5 ryto toks pavargęs, jisgi net, senukas jau, sėdi Trumpui ant kelėnių. Trumpas įglosto kaip iguana, prijaukinta. A Melanija su žuvės pardavėja, tokios nulūžusios, viena į kitą sėmusios, seilė teka. Melanija kartais ištraukia tokį, kaip tipo, nuo slagos. Šantanilė. Paipat. Stiklinė piskutė. Šantanilė. Pakaitina tokį. A žuvės pardavėja per visą vakarą žodžio neištana, nes labai durna. Kalbėta. Nemoka. Geras turėtų. Gražulio dešinioji ranka, tas alkopsikopatas, kaip jisai iš Klaipėdos. Puteikis. Jis irgi bus? Jis irgi bus, nes Gražulio, kaip patarnautojas. Padėjėjas, patarnautojas, patarėjas. Jis ten tvarkys viską. Jis ten šuršalins dėl... Kad ginklų duotų, prašys. Kad, sakys, Lietuvą prašau apginkluoti iki dantų. Sakys, tai jau sakėjai šitą. Sakys, aš dar kartą.